Jaunieji ūkininkai yra ateities maisto produktų gamintojų dalis, taip pat žemės valdytojų, kurie užsiims žemės ūkio veikla ir žemės ūkio produktų gamybą, bei kurie atneš naujas idėjas ir inovacijas į žemės ūkį bei kaimo plėtrą. Šiuo metu Lietuvoje besidominčių tokia parama yra apie 20 000. Tai yra jaunieji ūkininkai 40 metų amžiaus, kurie laukia, kada prasidės 2014-2020 metų programavimo laikotarpis. Parama pagal jaunų ūkininkų įsikūrimo priemonę bus teikiama tokiems ūkininkams ir galės siekti iki 70 000 eurų. Panašaus pobūdžio parama buvo teikiama ir 7-13 metų laikotarpiu ir Lietuvoje buvo paremta 2215 jaunųjų ūkininkų. Ir ši parama ženkliai prisidėjo prie jaunų ūkininkų idėjų įgyvendinimo bei naujų darbo vietų sukūrimo žemės ūkyje. Todėl ši parama ES lygmeniu yra labai svarbi jauniesiems ūkininkams. Sveiki, esu jaunasis ūkininkas iš Lietuvos, turiu ekologinį ūkį, auginu grūdinės kultūras. Šiuo metu auginami ekologiški kmynai. Ūkis yra pradėtas ES lėšų pagalba. Manau, šios investicijos turėtų tęstis ir ateityje, nes mums visiems yra reikalingas maistas, o ūkininkai turi prižiūrėti žemės.